Tai labą dieną visiems, labas rytas, kas tik nesenai atsikėlė. Tai šiandieną mano laidoje, kuri išeina 6 kartą gyvenimo pasirinkimai, pasirinkau labai tokią įdomią pašnekovę. Lina Bružienė. Mes su Lina esam pažįstamos ir baigėm neuroedukaciją. Taigi senai besimatėm, bus labai smagu ir pabendrauti, ir prisiminti tuos momentus, kuriuose teko ir daug ką patirti. Taigi šiandieną svečiuose Lina Bružienė, pedagogė, emocinės ir psichologinės sveikatos mentorė, Asmenybės ugdymo instituto Rafaelis neuroedukacinių metodų programos Aš esu kūrėjas, neuroedukatorė ir John Demartini metodų praktikė. Ar teisingai viską, Lina, susakiau? Labai ten gražiai susakei, viskas teisingai, taip. Gal norėtum kažką dar papildyti, apie ką šiandieną tu, apie ką mes kalbėsime, kuom tu norėtum pasidalinti? Kadangi tu klausai, apie tą Demartinio metodiką, tai labiau turbūt į tą dėmesį atkreipsim. Tai apie tai, kas tai yra, kokie dalykai įtakoja mūsų gyvenimą ir apie gydytoją John Demartini, kuris sukūrė šitą metodiką. Supratau. Tai sakyk, Lina, taip įdomiai, vis tiek esi ir neuroedukatorė, ir pedagogė, ir Demartinio praktikė. Iš tų dalykų, ką tu gyvenime paragavai ar kažką papraktikavai, kas tau labiausiai atliepia? Kadangi daug metų dirbau pedagoginį darbą ir mokytoja dirbau 29 metus, tai man visada buvo tas žmonių santykiai, psichologinė sveikata, tarpusavio bendravimas, tai tarp vaikų man tai buvo labai labai svarbu ir tai turbūt ir toliau tai yra svarbu, nes tai yra mano vertybės. Tik tiek, kad prieš keletą metų teko pažiūrėti seminarą, bet turbūt, kaip sako, viskas ateina laiku, kai mokinys pasiruošęs ateina ir mokytas. Tai pažiūrėjau seminarą, kurį vedė lietuvis Nerijus, tarptautinio prekinio ženklo Neoros įkūrėjas. Jis dalinosi būtent tą išmintimi, kurią jis gavo iš daktaro John Demartini. Tai šis seminaras mane įkvėpė truputį pažiūrėti save kitaip, pažiūrėti gyvenimą kitaip ir įkvėpia daryti žingsnius kitokius. O sakyk, pavyzdžiui, kadangi šiandien apie Demartinio tą metodą kalbėsim, nes man pačiai labai smalsu, apie ką jisai yra, aš labai iš nedaugelį žmonių esu apie tai girdėjusi ir neturiu jokios nuomonės, nesu niekada bandžiusi jų praktikų ir nesu net knygos kokios skaičiusi, bet sakyk, o kas tave sužavėjo tenais labiausiai? Aš turbūt 3 dalykus, tai galbūt iš eilės, papasakosiu apie juos. Tai pirmas dalykas, tai tame seminare Nerijus pasakoja apie visatos dėsnius. Ir, mes žinom tą traukos dėsnį, ten tuos pagrindinius, iš fizikos esam girdėję, bet kad kiti dėsniai irgi veikia mūsų gyvenimą, tai to mūsų turbūt nelabai kas moko, ypač mokyklai. Tai man čia buvo atradimas, tai apie tuos visatos dėsnius pasakoja, nes tie dėsniai iš tikrųjų veikia. Ar mes juos žinom, ar nežinom, jie vis tiek veikia. Tai man buvo galimybė iš tikrųjų pažinti kitus dar dėsnius, apie kuriuos galbūt nežinau arba buvau užmiršusi. Ir tie dėsniai veikia ir ta tvarka yra daug galingesnė už mus pačius, ne už mūsų žmonės, už mūsų įstatymus sukurtus. Tai pirmas dėsnis, apie kurį priminė turbūt labiau, tai transformacijos dėsnis, kurio dėka tu supranti, kaip gamtoje viskas transformuojasi, tai tas pats ir tarp mūsų žmonių. Tai
buvo galimybė iš tikrųjų pamatyti praktiškai, kaip tai veikia. Toliau tvarkos ir chaoso dėsnis. Niekada negalvojau, kad yra toks dėsnis, bet pasirodo, žinai, sako, kai tu prisikaupi daug daiktų, ne? Taigi chaosas namuose būna. Taip. Ir dulkes valyti ir visą kitą, ir daug rūpesčių sudaro. Ne, būtų vienas daiktas, ne, ten nuvalį ir ramu. Tai vat irgi buvo labai įdomu sužinoti, kad yra toks dėsnis. Kitas labai man irgi svarbus dėsnis buvo tai traukos dėsnis. Nes mes gyvenime pritraukiam tai, kokie mes esame patys. Tai vat irgi suprasti, kad mes žmonės pritraukiam tokius, ne tik žmonės, ir darbus, ir situacijas įvairias. Mes pritraukiam būtent tokius, kokie mes esame viduje. Tai vat visa tai, kas mūsų viduje, atsispindi mūsų išorėje. Tai va tas traukos dėsnis. Toliau priežasties ir pasiekmės dėsnis, ne? Jau čia kaip ir žinoma, ne? Ką pasiesi, tą nupjausi. Irgi turbūt dabar labiau atkreipiu dėmesį, ne? Ką pasėjau, ką nupjaunu, ką mano mokiniai sėja, ką jie po to pjauna, ne? Tai va irgi labiau atkreipiu dėmesį tai. Ir vienas svarbiausių dėsnių tai dualybės, kiti vadina polariškumo arba pusiausvyros dėsnis. Tai va šitas dėsnis, tai čia buvo man atradimas. Tai mano nuomonė, tai vienas svarbiausių ir aktualiausių dėsnių. Tai neįkainojama turbūt kiekvienam žmogui, nes kai tu jį žinai, kad yra pusiausvyra, kad tą pačią akimirką yra ir gerai, ir blogai. Bet dabar mes sėdime, nekalbamės ir šią akimirką irgi yra ir gerai, ir blogai. Tai vat yra ta pusiausvyra, ne? Ir kas mane, nes aš visą laiką, kodėl man tas dėsnis labai, atvėrė akis. Nes aš visą laiką norėjau būti ta, gera mama, ne? Gera žmona, gera mokytoja. Ir žinai, aš tiek stengiausi, tiek įdėjau pastangų ir vis tiek aš kažkam buvau negera. Vis tiek kažkam aš neįtikau, ne? Ir kai man sako, Lina, sako, yra toks dėsnis, sako, tas dualybės pusiausvyros dėsnis, sako, ir tu negali, sako, būti gera. Tu tą pačią akimirką, jeigu kažkam gera esi, tą pačią akimirką kažkam esi bloga. Iš tikrųjų, tai taip, juk netgi draugų kompanijoje, ne, jeigu didesnė kompanija, tu kažkam labai patinki ir tavo žodžiai yra vertinami, o kažką labai tu erzini tuo pačiu metu, kai tu kalbi tą patį. Taip, tai va, ir mane taip išlaisvina iš to noro būti ten idealia ir va ta tokia tobula. Ir aš supratau, kaip gerai, kad aš galiu ramiai dabar reaguoti savo tas savybės, kurios man galbūt nepatinka, ne? Arba į savo veiksmus kažkurios, kurie man nepatinka, nes tai yra normalu, kad tai nėra kažkas nenormalaus, kad vis dėlto šitie visi dalykai yra normalūs. Ir man tas labai atvėrė akis, turbūt pirmiausia, ką aš sužinojau, nes būtent šitas dėsnis susijęs yra su Demartinio tą metodiką. Nes mes netgi galim pamatyti, ne, diena, naktis, ne, pusiausvyrą, ne, ten šalta, karšta, pusiausvyrą, ne, tai netgi mūsų pasaulyje yra sudėliota ta pusiausvyra. Ar įmanoma būti, kaip aš nelabai tikėjausi, kad būsiu čia gera, tobula, aš tik tai laiminga būsiu, jeigu viską pasieksiu, ne, kad tik malonumai ir sėkmė mane lydės. Ir supratau iš to, kad šitas dėsnis man neleis to padaryti, nes tai neįmanoma, bet koks malonumas šalia turi ir nemalonę pusę. Bet kokia sėkmė šalia turi ir nesėkmė. Tai tas turbūt išlaisvina kiekvieną akimirką, nes tu supranti, kad kiekvienas įvykis, kiekvienas žmogaus savybė, veiksmas kažkoks, jisai turi tas dvi pusės. Ir jeigu mes matom tik vieną pusę,
jau tada turim problemą. Mhm. Nes mes tada arba labai žavimės, ne, kažkom tai, arba labai pykstam ant kažko tai, ne, kai netitinka, ne, kažkokiu tai mūsų dalykų. Tai pirmas, sakau, kas mane patraukia, tai būtent tie dėsniai, visatos dėsniai, kuriais iš tikrųjų galvoju, labai būtų faina, kad dalintųsi tokiais dėsniais jau mokykloje. Ne, vaikai žinotų ir jam būtų daug lengviau gyvenime tada eiti ir nestresuoti, nereaguoti galbūt taip, kaip mes dabar reaguojam. Iš tikrųjų, nes tie dėsniai paremti vienu faktoriu, kad viskas tai yra apie tave patį, o ne apie kitus žmonės. Taip. Tai va, šitas seminaras buvo man pirmas laiptelis į artimesnę pažintį su daktaru John DeMartini ir jo metodika. Daktaras John DeMartini yra laikomas vienu iš pirmaujančių pasaulio žmonių elgesio ir asmeninio tobulėjimo autoritetų. Jis tyrimo ir švietimo organizacijos įkūrėjas, kuri ta organizacija siūlo net 70 skirtingų, daugiau dabar turbūt negu 70 skirtingų kursų žmogaus tobulėjimui. Jis yra 40 knygų autorius. Taip pat labai daug sukūrė garso ir video įrašų įvairiomis kalbomis, įvairiomis būtent galbūt švietimo temomis, verslo temomis. Ir po šito seminaro iš tikrųjų buvo neseniai tik po to seminaro buvo išleista jo knyga. Tai turiu, nežinau, matosi. Aha, dabar matosi truputėlį, Proveržį. Jo, tai ką aš padariau, pirmas aš įsigijau šitą knygą, kuri dar labiau pakeitė mano požiūrį į gyvenimą. Tada pradėjau mokytis Neuros akademijoje, kurioje ir išmokau pritaikyti būtent metodiką. Pirmiausia, aišku, savo, su savim turėjau dirbti ir išbandyti ir džiaugiuosi, kad galėjau tą padaryti, o dabar galiu net ir kitiems žmonėms padėti šitą metodiką susitvarkyti su įvairiomis problemomis. Ką DeMartinis dar labai svarbaus mums sako, galbūt teigia, ir man tai irgi buvo vienas iš atradimų, kad mes kiekvienas žmogus, bet kaip tu sakai, asmeniškai ne, tai kiekvienas mes žmogus asmeniškai turime savo unikalias asmeninės vertybės. Ir jeigu aš tau, Inga, užduočiau klausimą, žinai, o kokios yra tavo asmeninės vertybės? Ką pasakytum? Mano asmeninės vertybės visų pirma yra tiesa, malonumas, Taip. laisvė, kūrybiškumas. Taip, ir tu dabar pavardinai, greičiausiai tokias tas vertybės, kurios yra mums socialiai priimtinos, ne? Tai normos, kurias ten nustatė religija, ne, ten doroviniai kažkokie įsitikinimai, ne? Ir jos labiau atspindi mūsų mintis, nes mes taip privalom ir turim elgtis, nes kažkas tai mums pasakė, ne? Kad aš turiu būti kūrybiškas, ne? Arba kad aš ten turiu būti sąžiningas, ne? Kad aš turiu dorai elgtis. Tai jos yra mūsų socialinės, iš aplinkos, ne, tos vertybės, gautos ten tėvai mokė, mokytojai mokė, ne, seneliai mokė, tas vertybės mes gavom iš aplinkos, bet mes kiekvienas turim savo unikalias vertybės, kurios, sako, yra kaip piršto antspaudas, sako, kaip akies vyzdys. Ir Inga, tu vienintelė turi tik tai tas vertybės. Taip, jos gali būti panašios, ten galbūt į mano, galbūt į kažkieno tai kito, bet lygiai tokios pat nebus. Jos vis tiek turės kažkokį tai atspalvį. Tai tos tikrosios vertybės, kur yra unikalios ir niekas kitas neturi,
būdingos tik tam žmogui, ne visuomeniai kažkokiai, tik tam žmogui. Ir jos diktuojamos iš vidaus ir ateina iš to, kad mes kažkada tai kažkokį trūkumą turėjom ir dabar mes norim tą trūkumą išpildyti. Užpildyti tą trūkumą, tą tuštumą, va ta mūsų viduje esanti tuštuma, jinai mus verčia elgtis, daryti kažkokius tai žingsnius, būtent tą kryptim. Tai O tada kaip jas atpažinti, Lina, jeigu unikali, kaip tu sakai, taip mes suprantam, kad visas tos vertybės, kaip po šeima, taika, ten labai daug dalykų, taip yra, mes žinom, kad iš kartos į kartą visi tą patį sako ir tau tiesiog jau įsirašo automatiškai, kad tai yra vertinga, nors kita vertus, aš su ta vertybė šeimos labai atsimenu, pykdavaus visada, nes man toks įspūdis, kad man tai nėra labai vertybė, bet žinai, visada, kai reikėdavo rašyti, aš taip, kaip visos rašo moteris, žinai, arba mamos, kad šeima yra vos ne pirmoji vietoj, kaip aš galiu nerašyti. Ir kažkada kažkokiam seminarė tokia faina moteris, turėdama 4 vaikus, jinai šeima parašė kokioj 10 vietoj ir aš taip atsisukau, sakau, kaip suprasti tiek daug vaikučių ir tu tokia, taip sako, bet man tai nėra vertybė, kaip po labai ta pagrindinė vertybė, žinai, tai man buvo labai keistas jausmas. O kaip atpažinti, Lina, tą unikalią? Yra irgi Demartinis yra sukūręs metodiką, kaip galima tas vertybės išsigryninti. Yra jisai 13 klausimų užduodant, tu gali atrasti būtent sritis, kurios tau yra labai svarbios. Tai, aš pasakysiu galbūt pagrindinius, žinai, klausimus, kad galėtumėte ir patys, pastudijuoti, ten, pavyzdžiui, Inga, kokie daiktai aplink tave tau yra labai svarbus? Jeigu turėtum 3 kažkokius daiktus išsirinkti, kurie tau yra patys svarbiausi, ne? Aš gal papasakosiu apie save, žinai, kad tau nereikėtų dabar čia mąstyti, žinai. Nes pas mane, aš galvoju ir tai pas mane, jeigu ateitumėt į svečius, pas mane rastumėt turbūt knygų krūvą su psichologiniam įvairiausiam temam. Tai jau aš suprantu, kad mano kryptis yra kažkas susijęs su psichologija, ne? Toliau, kitas dalykas, žinai, kur aš išleidžiu daugiausiai pinigų. Tada, kai aš sumokėjau mokesčius, tada, kai aš apsirūpinau to, ką reikia, kam aš be jokio gailesčio išleisčiau pinigų. Jeigu laimėčiau ne milijoną, žinai, kam aš be, tų, kam reikia, ne kažkam, tai kur aš išleisčiau tos pinigus, ne, kam aš negailėčiau tų pinigų. Kažkas negaili kelionėm. Aš turbūt galėčiau į knygyną nueiti, žinai, vėl nusipirkti dar vieną psichologinę knygą. Žinai. Man negaila būtų, ar seminarą kokį psichologinį pažiūrėti. Man tai būtų negaila tų finansų. Tai vėlgi, kur aš išleidžiu pinigus. Ne? Toliau, kas man suteikia energijos? Kai aš kažką veikiu ir aš, suteikia man tos energijos, aš galiu, pasikraunu, vėl aš atkreipiu dėmesį, ką aš darydamas, iš kur gaunu tą energiją, kas man ją suteikia ir ką veikiu laisvalaikiu, ne, kai man nereikia, ten, galbūt mano darbas irgi gali su tuo būti susijęs su mano vertybėm. Bet tai, ką aš darau, ne, ką aš veikiu, kam aš skiriu laiko, daugiausiai, tai irgi man tai yra vertinga. Jeigu mes tos 4 dalykus atkreipsim, ne, daiktai, pinigai, laikas, energija, tai tos 4 dalykus, kur mes kreipiam savo mintis. Tai mes būtent pinigus išleisim ten, kur mums atrodo vertinga. Ir kaip tu sakei, ten moteris sako, man ne šeima pirmoji vietoj, tai jinai pinigus turbūt ir neleistų pirmiausia šeimai. Jinai leistų, kas jos pirmoji vietoj yra. Ne? Laiką galbūt skirto, ne? Galbūt irgi ne šeimai pirmiausia, žinai, o kažkam kitam.
Tai va, tas vertybės iš tikrųjų man parodė, žinai, kas man yra vertinga, kodėl aš darau kažkokius tai žingsnius būtent tą linkme, ne kažkokį kitokią, o būtent ten, ir kodėl kiti žmonės taip nedaro kaip aš. Ir va čia va buvo irgi toks, galvoju, o Dieve, žiūrėk, mano vyro vertybės visai kitokios. Mano vaikų vertybės visai kitokios. Mano kaip mokytos mokinių vertybės kiekvieno vaiko vis kitokios yra. Ir jeigu mes tai žinotumėm ir labiau tai atkreiptumėm dėmesį, mes turbūt turėtumėm galbūt ir santykius geresnius. Nes mes priimtumėm jo vertybės, padėtumėm tas vertybės išpildyti ir konfliktų būtų mažiau. Tikrai taip. Tai vat, tas turbūt supratimas, kad ir kitas žmogus turi savo vertybės, tai irgi labai išlaisvina, nes dažnai mes kitus verčiam elgtis taip, kaip pagal savo vertybės. Ir labai įdomu iš tikrųjų pastebėti, kaip tu sakai, vat, kalbėjom draugų kompanijai ir vienas džiaugiasi apie tai, ką tu kalbėjai, o kitas pyko ant tavęs, ne? Tai vėlgi labai yra gerai pastebėti, tai kai tave kažkas tai erzina, tu supranti, kad tas žmogus arba tas įvykis nesutampa su tavo vertybėmis. Jeigu tave džiugina, ne, kažkoks įvykis, kažkoks žmogaus elgesys, jo žodžiai kažkokie, tai supranti, kad jisai palaiko tas tavo vertybės. Tai čia irgi labai save gali pasitikrinti ir ne visada pykti ant to žmogaus, dėl to, kad jisai nesupranta tavo vertybių. Ir galbūt reaguoja ne taip, kaip tu norėtum. Ne? Tai tas irgi labai, mane irgi taip pradėjau irgi stebėti ir žmonių, ir kas jam patinka. Ir vat, vyro kokios tos vertybės, ne, kaip mums vienas kitą palaikyti, labiau pradėjom derintis iš tikrųjų. Aišku, mano vyras nežino to, žinai, čia kaip būna, žinai, vienas mokosi, kitas dar keliauja, arba kitas kitais keliais keliauja, bet visai smagu matyti tai, kaip veikia, kaip tai eina ir judėti tą kryptim. Mano ta pagrindinė vertybė yra emocinė žmogaus sveikata. Man taip norisi, kad žmonės būtų emociškai save pakėlę, visada šypsotųsi, būtų džiaugsmingi. O kaip tai padaryti, jeigu jie nežino savo vertybių, ne? Arba nežino kažkokių visatos dėsnių. Ir man taip smagu surasti, padėti žmonėm, pamatyti tai. Ir kaip pamatai, tu galvo, geras, žiūrėk, aš visą gyvenimą, žinai, pinigus tam ir tam išleidau ir nebepyksti ant savęs, kad čia ir vėl aš tiem podeliam išleidau pinigus. Nes man jie svarbus yra, man jie gražus, jie man kažką reiškia. Tai va tas kažką reiškia, žinai, tai mūsų tuštuma, kurią mes iki dabartinio momento, ne, kurią mes įgyjom. Kartais žmonėm ta vertybė sveikata irgi atsiranda būtent tada, kai mes netenkam sveikatos. Ne, tai va irgi vienas iš tokių dalykų galim irgi pastebėti, ne, kai sušlubuoja sveikata, mes pradedam ją vertinti ir ieškoti galimybių, būdų, kaip iš to išeiti, kaip pasveikti. Ir netgi kiti žmonės pradeda tuo domėtis, iš tikrųjų, jiems tampa ta sveikata vertinga. Ir jie netgi savo ten gyvenimus pakeičia į sveikatos pusę. Ne? Čia apie viską galima pasakyti, žinai, viskas, ko mes nevertiname šiame momente, mums patampa po to vertinga, kai to netenkame. Taip. Tai apie daug ką, ne? Tikrai taip. Tai va, tai du šitie dalykai, visatos dėsniai, vertybės, mane tikrai, žinai, kažkas tokio įvyko ir būtent galvoju tokiu laiku, žinai, kai ateina ta tokia, sako, viduramžio krizė, žinai, kai
kai nebežinai, ką daryti, čia viskas pasiekta, vaikai užauginti ir galvoju, nu ką dabar, kas dabar toliau. Ir kai tu atrandi kažkokių naujų dalykų ir kaip smagu jos iš naujo išmokti, pritaikyti, daryti, tai smagu. Iš tikrųjų, tai sakyk, čia tie pagrindiniai dalykai, aš galvoju, klausau tavęs ir galvoju, taip, visatos dėsnius gal labai irgi, kur aš mokiausi, tai labai jogos mokytojų kursuose, turbūt tenais irgi yra viena iš pagrindinių irgi temų, bet aš irgi tikiu, kaip tu sakai, reikėtų tokius dalykus elementariausius tiesiog nuo mokyklos, nuo darželio pradėti vaikams pasakoti, nes jie labai išlaisvina, labai sutelkia į save, į netgi tokią ramybę atsiranda, kai tu suvoki, kad daugelį dalykų įvyksta ne nuo tavęs priklausančių ir tu niekaip nesi atsakingas už juos ir nustoji save ir kaltinti arba perspausti save, ne? Toks ateina kažkokia ramuma ir suvokimas, kad metų laikai jie nedings, ar aš pyksiu, ar aš verksiu, ar aš juoksiu stipriau, ar liūdniau, ne? Jie kaip buvo, taip ir bus ir ne nuo tavęs priklauso, kokie jie bus. Nes kaip ir tom prognozėm, žinai, jeigu tas atsitiks, tai kitais metais tipo sako, kad ten kitai bus, tai nežinokim, nes žmogus planuoja, Dievas juokiasi ir gal kažkas aukščiau už mus labiau žino, kaip turi būti, ne? Nu, mes tik galim, žinai, juos, žinai, kaip ir tu sakai, metų laikus, ne, juos įsidarbinti, įsigalinti, žinai, ten apsirengti tinkamai, ne, pasiruošti tam. Tai tos visatos dėsnius, kai tu žinai, tu jau tada daug lengviau gali toje situacijoje išbūti, išlaukti, ne, arba daryti kažkokius žingsnius, suprasdamas juos, kas bus, kaip vyks, jeigu tu taip ar taip padarysi. Taip, iš tikrųjų, tas toksai, kad tie metų laikai nebūtų kančia tau, o būtų kažkokia atrama taptų, ne, kad patogumą iš ten galėtum džiaugsmą rastis. Taip, iš tikrųjų apie tai. Ir šitas klausimynas, sakyk, kur galima atrasti, ar yra kažkokia informacija, tos klausimus atsakyti, gal kažkam tai ir visai įdomu bus visus jos atsakyti, tą išsigrynint unikalią vertybę. Aš mačiau, kažkur yra Demartinio tie 13 klausimų. Tikrai yra internete, galima būtų pasiieškoti, o šiaip gali kreiptis, ne? Taip. Parašyti man ir galime tas vertybės išsigryninti. Nu, aš kaip ir sakau, žinai, pačiam visada norisi, žinai, dažnai padaryti pačiam, bet kartais yra sunku, kai tu nesibandęs, nesidaręs, nesigryninęsis. Tai visada pagalba galbūt ir būtų patogiau. Bet aš manau, kad yra, negaliu dabar pasakyti kur, bet kad aš mačiau, kad yra Demartinio būtent ta klausimynas. O sakyk, tu suprantu, kad ir konsultacijas vedi būtent per šitą metodą, ne? Ir kokią patirtį tu turėjai, kaip tai veikia tikrovėje? Tai dar viena knyga yra, žinai, vertybių faktorius. Tai čia yra klausimai tie lietuvių kalba, jeigu kas nori. Čia lietuvių kalba, vertybių faktoriai. Jo, vertybių faktorius yra čia tie 13 klausimų. Į lietuvių kalbą yra 3 knygos išverstos. Dar viena ir dėkingumo efektas, nes Demartinis visada visose knygose jis rašo, kad labai svarbus dėkingumas. Jis kiekvieną dieną turi savo sąsiuvinį, ne kompiuterį, ne kažkur, jis sąsiuvinį rašo, būtent dėkingumo, už ką jis yra dėkingas. Tai ta praktika jisai rekomenduoja, kad tą reikėtų daryti, nes mes mažai dėkojam. Tikrai, ir savo, ir žodžiu labai mažai sakom, tai iš tikrųjų, jeigu įsivedinėjai praktiką rašymo, tai bent tu turi laiką, fokusuotą laiką, žinai, tokią koncentruotą laiką į dėkingumą. Aš, tarp kitko, labai dažnai rašau, jeigu ne vienam asmeniui, kitam, jeigu ne savo, tada visatai, ne visatai, dar kažkam sugalvoju ir šiai dienai irgi šiandien rašiau
buvo 17 diena, šiandien, kai rašau 40 dėkingumų, tiesiog aplamai už viską, ką turiu šiandieną. Ir va tokį pasidarau karts nuo karto challenge, tai šį kartą 40 dienų rašysiu. Ir man tai irgi yra apie tą sąmoningą laiką su savimi, su mintimis, su suvokimu ir, žinai, tas minčių nukreipimas į tą dėkingumą netgi kažkokiam asmeniui konkrečiai. Tu tiesiog grįžti mintimis ir prisilieti dar kartą, nesvarbu, kad tu jau gyvai padėkojai galbūt, bet toks gaunasi, kad išsikelia vėl vaizdinys ir tas gerumas apeina. Tai va, kaip kokia nereali draugė, va, kaip gražiai tas žmogus pasielgė, va, kaip jisai pasakė. Ir, žinai, tu išgyveni tą pakartotiną, tą džiaugsmą savotišką jausmą, kaip dėkingumą. Ir man tai tokia visada pati stipriausia praktika, turbūt irgi aš galiu pasakyti, dėkingumo rašymas. Tai kažkoksai transformuojantis dalykas, kuris, manau, kai tu pradedi dėkoti netgi vienam žmogui ištisai, tas žmogus keičiasi, nežinodamas to, kad netgi tu jam rašai. Aš manau irgi sutinku su tavim. Iš tikrųjų, net ir, kadangi mane kažkaip labai domina, žinai, smegenų veikla, tai įsivaizduoju, smegenys, mūsų tos pirminės smegenys, kurios ir mumis saugoja, tie vat instinktai visi, tai šitos smegenys 5 kartus per sekundę apžiūri mūsų teritoriją, mūsų kūną, ir ieško, ar nėra kažkokių tai problemų. Pavojaus. Jo, ir čia, žinai, aš vis ir galvoju, va, pažiūrėk, va, kaip tu sukūrė, ne, va, tu matai problemą. Ir mes dažniausiai, jeigu paimtumėm žmonės, ne, mes dažniausiai iš karto problemą matom. Taip. Iš karto tas blogai, anas negerai, čia tas negerai, ne, ir tiek to vat negatyvo, žinai, iš tikrųjų atsiranda. O kad pakeisti, žinai, kad mes pamatytumėm tą gėrį, kuris yra aplinkui, ne, mes jau ten turim įdėti pastangų. Ta blogį automatiškai pamatą, net 5 kartus per sekundę, ne, o tą vat gėrį mes turim patys įdėti pastangų ir pamatyti. Ir vat dėkingumas tai yra vienas tas iš tų būdų pamatyti tą gėrį, ne, parodyti kažkam tą gėrį, ne, pasidžiaugti tuo. Netgi savivertė, ne, mūsų pakyla, kai mes esam sau dėkingi, kai mes savo kažkokius tai žingsnius prisimenam, ne, kažkokius tai. Taip. Tai vat, tai dėkim jo, vat į šitą dėkim pastangų, kad kuo daugiau pamatytumėm to gėrio ir dėkotumėm. Iš tikrųjų, tai pagalvojau, netgi vaikai, žinai, jeigu įvyksta kažkas blogo ar kažkas blogai pasielgia, žiūrėk, vaikas iš karto tai atpažįsta, oi, mama, žiūrėk, jis mušė, jisai toks, vienoks. Bet per dieną juk labai daug gerų dalykų irgi vaikui nutinka, bet kažkaip neteina pasakyti, mama, žiūrėk, jinai man užrišo ten kaspiną. Atrodo, kaip to pačio įvykio, žinai, kaip ir nebūta, nes iš tikrųjų mes sutelkiam dėmesį tai, vat, kaip tu sakai, nuo to, ar mes saugiai jaučiamės toje erdvėje ir visada fokusas ten didžiausias yra. Tai aš irgi labai rekomenduoju visiems, ypatingai tiems, kurie turi po žmogų, kurio nemyli, kuris jumis erzina, su kuriuo labai blogai būti, vat būtent jam ir rašykit, nes dažniausiai, kai pasiūlai žmogui, sako, aš galvoti negaliu apie jį, rašyti jam dar dėkingumą, o jetau. Tai vat čia ir yra ta galia tokia, žinai, sutelk dėmesį į dėkingumą tam žmogui, kuris tave trigerina. Labai, labai gerai pasakai, žinai, vat irgi, ką tas mums kitas žmogus parodo, ne, vat kai tave trigerina. Jisai parodo mumis save, tokį, kurio mes savyje nemėgstam. Vat tai čia irgi, žinai, tas vat balanso dėsnis yra, žinai. Aš turiu visas savybės, kokios tik yra pasaulyje. Demartinis sakė, 4000 savybių yra. Taip. Tai visas savybės aš turiu savyje, kaip žmogus, aš turiu visas tas savybės. Tik mes vienas savybės priimam, nes, va čia aš mandagus, ne. Bet nenoriu būti nemandagus. Ir jeigu kitas žmogus nemandagus, mane tai erzina.
Bet nemandagiu būti irgi yra, žinokit, gerai, vat, jis irgi turi tas dvi pusės. Kartais reikia būti nemandagiu, ne? Nes, kitaip užlips galbūt ant galvos, ne? Tai vat, pastovėti gal už save reikia, ne? Tai kiekviena savybė, kurią be paimtumėm, jinai turi vat, tas dvi pusės. Netgi mes renginį buvom dvi Linas, sėdėjom šalia viena kitos ir turėjom užduotį parašyti vieną gerąją savybę, vieną blogąją savybę. Ir jinai, mano kolegė rašo, kad jautri kaip bloga savybė, o aš jautri kaip gera savybė. Ir galvoju, sėdim šalia ir abidvi rašom ir paskui, žinok, pačios juokiam. Tu pamatai realiai, žinai, tą balanso dėsnį. Kad jinai mato kaip ta savybė, kad bloga yra, aš matau kaip gera ta savybė. Bet ta savybė nėra nei gera, nei bloga, jinai tiesiog yra. Tik mes priimam šitą ją arba kaip blogą, arba kaip gerą. Ir kai mes priimam tas savo savybės, ar geras, ar blogas, be jokio teisimo, tai mumise lieka dėkingumas ir kitose žmonėse nebeerzina šitą savybę. Tas žmogus gali elgtis taip, kaip tau nepatiko, arba kažkokią savybę, bet tai tavęs nebeerzins. Tai kai mes pamilstam tas savo savybės visas, ir tas neigiamas ir teigiamas, tai žmonės gali taip elgtis, bet mes nebereaguosim. Mes iš tikrųjų mylėsim tą savybę, nes mes ją turim. Taip, bet atpažinti, Lina, sutik, kad vienam pačiam sėdint labai sunku savo tas visas savybės, bet jeigu tu jas gali lengviau pastebėti per kitus žmonės, tie, kurie, kaip tu sakai, tave erzina arba trigerina, ne? Ir tada įsivardinti, paklausti, ar aš tikrai neturiu tos savybės, kurią matau kitame žmoguje kaip trigerį, kaip erzulį. Ir tada suprasim, kad greičiausiai taip, nes jeigu mes tam turim jausmą, nes kitas žmogus vienas nepastebi to jautrumo, o kitas būtinai pastebi. Tai tas, kuris pastebi, jam reikėtų dirbti su savo jautrumu, o ne su kito žmogaus jautrumu. Žinai. Taip. Tai, ir čia iš tikrųjų, kai tu pamatai, kaip tu sakai, pastebėjau, kad mane kažkuri tai savybė erzina, iš tikrųjų jo paklausiu savęs, kodėl aš pykstu ant tos savybės, kodėl man jinai nepatinka. Nes aš galvoju, kad jinai yra bloga, ne? Tai tada reikėtų paieškoti, o kodėl ta savybė yra gera. Kažkuriom tai akimirkos momentais, kai tu pasielgiai būtent taip, kaip tas žmogus, nepasielgia, kodėl tai yra naudinga. Ir jeigu mes 20 naudų surasim, mumis nebeerzins tą savybę. Mažiausiai 20. Yra ką veikti tada, žinai, kai tau nepatinka ta savybė ir surasti naudą joje, tai reikia pasistengti jau. Jo, nes mes nesame įpratę, žinai, taip tą matyti, iš tikrųjų tą kitą pusę. Aš irgi, žinai, kartais, kai dirbi su žmogum, sako, tu Lina, tu ten, durna, sako, kaip tu gali atrasti naudą kažkokioj tai, situacijoje, kuri man ten žiauriai buvo baisi, bloga ir ten tokia ir tokia. O tu manęs prašai surasti naudą, nes Demartinio metodika yra, žinai, ieškoti tų naudų. Arba žalų, žinai, teigiamose dalykuose. Tai sako, kaip tu, sako, taip gali. Ir žmonės tikrai nemato, iš tikrųjų, jeigu labai skauda, tikrai nėra lengva. Bet žingsnis po žingsnio, žinok, atranda ir tada pamato iš tikrųjų tą kitą pusę. Ir kai susibalansuoja tos dvi pusės, kai sugrįžta į tą tašką viduriuką, žinai, ir ten nebelieka jokio pykčio, nebelieka jokių nuoskaudų, nebelieka jokio, net įvykių neprisimena, žinai, kiti, žinai, kad ten buvo skauda, žinai. Lieka tik dėkingumas ir meilė, žinai. Tu prisimeni tą įvykį, prisimeni, kad jisai toks buvo, bet kad jisai tau keltų kažkokius tai emocijas, nebelieka. Tai Demartinio, jeigu trečią imti dalį, tai metodikos dalis, tai būtent padedu žmonėm susitvarkyti su emociniais visokiais tai trikdžiais, kažkokie tai emociniai blokai, kurie būna iš praeities dažniausiai, užstrigę.
praeities įvykiuose, tai iš tikrųjų visa tas emocijos mūsų užstringa ir užstringa mūsų smegenyse. Ir vat jeigu mes grįžtumėm į praeitį, vat kažkas įvyko, mane, pavyzdžiui, įžeidė, kažkada ten prieš 20 metų kažkas mane įžeidė, įskaudino praeitį ir tame momente aš, kai buvau ten prieš tą 20 metų, man ten ir mano smegenyse užsifiksavo, kad šitas įvykis buvo man neigiamas, aš turėjau neigiamas emocijas ir aš pykstu ant to žmogaus, aš nekenčiu jo, nes aš nematau kitos pusės. Ir mane šitas įvykis erzina, aš ten jaučiu emocijas. Netgi žmonės, kai grįžta į tą momentą, kai įvyko kažkas tai negero, net sukyla visos tos emocijos, kurios buvo tada. Ir tu matai netgi žmogaus kūne, net matai, kaip įsitempia, kaip pyksta, kaip net kumščiai, suspaudžia, kai dantys sukanda. Ant tiek, nors ne dabar tas įvykis įvyko, prieš 20 metų, bet kai tu mintimis grįžti į tą įvykį, viskas sukyla. Tai ir čia reiškia, kad tame momente tavo emocijos užstrigo, liko tavo minusinė, neigiama kažkokia tai emocija, gali būti teigiama. Ten, pavyzdžiui, susipažinau su kokiu vaikinu, jisai ten man gėlės dovanojo, ten pasimatymus vedėsi, ten galbūt mokėjo už mano kažkoks, ir aš teigiamus tos dalykus irgi prisimenu. Ir grįžtu į tą momentą ir aš ten džiaugiuosi, kaip ten faina, kaip visą kitą. Bet šiandien dieną aš to vaikino neturiu ir jeigu aš turiu kitą vaikiną, aš noriu, kad tas vaikinas dabartinis elgtųsi būtent taip, kaip anas elgėsi. Ir kas įvyksta? Įvyksta konfliktas, nes tas vaikinas nėra tas vaikinas. Jisai visai kitas žmogus. Jisai visai kitas turi savo vertybės, jisai visai kitą turi savo sistemą. Tai dėl to yra labai svarbu ir teigiamus, ir neigiamus dalykus susibalansuoti, kad neliktų nei neigiamų, nei teigiamų kažkokių tai dalykų. Ką čia dar norėjau pasakyti? Tos emocijos užstringa, jeigu imtume mane praeitį, tai užstringa laike, tai kažkokiu tai metu buvo. Ir jeigu mes grįžtam į tą momentą, netgi kuo mes arčiau grįšim prie to momento, tuo lengviau bus susibalansuoti tą emociją. Kažkurioje vietoje įvyko tas veiksmas. Ir kažkas arba aš pats kažką padariau, arba man kažkas padarė. Tai šitos faktorius mes turėtumėm žinoti ir tada mes galėtumėm susibalansuoti. Yra praeities emociniai blokai, aš vadinsiu, nežinau, kiti supras, nesupras, bet tos visos pyktis, nuoskaudos, tai yra emocinis blokas, kuris užstrigo praeityje. Gali būti trauma tai labiau bus, kad keli emociniai blokai susiję su vienu įvykiu, čia bus trauma. Tai pagrindiniai praeities emociniai blokai, tai būtent yra neapykanta, susižavėjimas, kaip sakiau, kažkuo tai, sielvartas, nes mes prarandam daiktus, žmonės prarandam, išsiskyrėm, gali būti ir mirtis, labai įtakoja, šitą, mes galime jausti kaltę, kažką padarėm žmogui ir dabar jaučiu kaltę, galiu jausti gėdą, sakiau eilėraštį ir mane išjuokė, ir mane tas prisiminimas slegia iki šiol, galiu pasididžiuoti dėl kažkokių tai dalykų. Tai čia tie praeities emociniai blokai. Yra ir ateities emociniai blokai. Tai fantazija, kurią mes susikuriam galvodami, kad bus tik tai tobulai ir nebus jokių neigiamų dalykų.
Tai, pats sako, fantazija nuo svajonės skiriasi tuo, kad fantazija tai tik tai tu teigiamą matai, o svajonė, kad tu žinai, kad ją įgyvendinti reikės ir tą, ir aną, ir kitą padaryti. Tai vat fantazija yra vienas iš ateities blokų, yra baimė. Mes bijom į ateitį, bet ta baimė dažnai susijusi yra su praeitimi. Nes aš turėjau kažkokią tai patirtį praeityje, aš ten išsigandau, aš ten bijojau, ten man buvo nesmagu ir dabar aš bijau pažiūrėti į ateitį. Aš bijau žengti žingsnį kažkokią, aš bijau daryti kažkokius tai žingsnius. Kad ir tas eilėraštė, aš praeitį sakiau eilėraštį, mane išjuokia ir dabar man lipti ant scenos, tai yra didžiulė baimė, nes aš bijau tos, kad vėl mane išjuoks. Aš vėl prisimenu tą. Ir kas nutinka, aš negaliu siekti savo tikslų. Man patinka vesti seminarus, aš norėčiau lipti ant scenos. Man ten visai būtų komfortiška, bet aš prisimenu tos įvykius ir aš nelipu ten. Ir kas nutinka, aš nedarau tai, kas man iš širdies miela yra. Čia dėl to reikėtų susitvarkyti su tam visom, emociniam traumom ir emociniais blokais. Toliau kitas dalykas, mes, kai kažkam padarėm kažką tai blogo praeitį, mes dažnai atperkam būdami altruistais. Mes tada stengiamės, darom dėl kitų, stengiamės, bet atgalinio ryšio negaunam. Ir tada vėl nusvyra rankos, mes stengiamės, gal negaunam, nes, aš tada jaučiu kaltę, nes aš nepadariau, ten vaikam nedaviau, kažko, tai stengiuosi dėl vaikų kažką padaryti. Arba gali būti net narcizais tapti, Pat irgi mane ten gyrė, aš čia didžiavausi, man buvo ten faina, su manim kažkas ten žavėjosi ir aš taip pat dabar noriu irgi, kad manim žavėtųsi, Ir kas atsitinka, manęs tokio nemėgsta, nes, vėlgi tu prarandi draugus, tu prarandi ryšį tarp žmonių, tavęs nemėgsta, tu nenori ten bendrauti. Tai visus tie emociniai blokai mums trukdo dabar, čia būti, čia ir dabar. Tai, aš sakau, kad jeigu galima juos susitvarkyti, tai reikėtų juos susitvarkyti. Bet, mes esam tie žmonės, tie mazochistai, kaip aš sakau. Mes geriau kentėsim, mes geriau ten nedarysim nieko, mes geriau sėdėsim skausme ir liūdėsim, bet nedarysim jokių žingsnių. Ir aš irgi, tokia buvau. Ir aš dėl sielvarto, Jeigu paimti, didžiulį turėjau skausmą, nes mano mama anksti išėjo ir aš ten ir save kaltinau, ir Dievą kaltinau, ir visus kaltinau, kad čia, tokia jauna ir susirgo ir turėjo išeiti. Ir man kiekviena ten mamos diena, mamos šventė, kažkoks gimtadienis, man būdavo skaudžiausias įvykis. Aš verkdavau, nes, man taip skauda buvo, kad, netekau mamos. Ir 15 metų tą skausmą nešiausi. Ir galvoju, per 1 valandą su kitu žmogum, kuris tą metodiką žino ir taiko. Per 1 valandą nebeliko šito skausmo, o liko tik dėkingumas ir besąlyginė meilė. Ir kai tu gali per 1 valandą šitą susitvarkyti, tai aš galvoju, Lina, kur tu buvai anksčiau? Kodėl neatėjo ta metodika anksčiau? Kodėl neišmokai to daryti anksčiau? Tai, bet turbūt turėjo, kaip aš sakau, nieko nevyksta be reikalo. Turbūt turėjau išbūti tame skausme, kad suprasti, ką reiškia nebūti skausme. Ką reiškia iš tikrųjų tas džiaugsmas ir ramybė. 15 metų tokia kaina, labai didelė, ne? Bet aš irgi tau paantrinsiu apie tai, kad mes
mes labai laukiam. Nežinau kodėl, aš irgi kažką tai patyrus panašaus visada savo sakiau, Dieve, ar man tai reikėjo tiek metų pragyventi tam, kad suprasti per vieną savaitę, kad ne apie tai gyvenu ir ne apie tai noriu gyventi. Visiškai, siela šaukėsi visai kažko kito, o gyvenu kažkokioj visuomenės užbriežtose normose, kaip reikia arba kaip turi gyventi žmogus, žinai. Ir mane tiek kankino ilgai metų, tas jausmas, tuštybės, tas vienišumo, tos atskirties arba nereikalingumo, labai labai, arba netgi nemeilės. Bet kaip tu vėlgi sakai, mes turbūt turim būti kažkada pasiruošę. Ir būtent tada ir te buvau aš pasiruošusi priimti tą tiesą, kaip ir tu tą metodiką, turbūt tau reikėjo viso 15 metų, kad priimti būtent tą dieną ir su tuo žmogumi tai praeiti. Taip, labai gilu iš tikrųjų, tikrai taip. Bet mes skatinam iš tikrųjų kitus bent jau bandyti eiti anksčiau, nes kita vertus galvoju, kodėl mes žmonės nusprendžiam tiek ilgai kentėti, žinai, kai visi instrumentai, čia pat yra, tiesiog reikia ranka ištiesus galima viską gauti, o mes taip kažkaip dėlsiam vis aš pats, aš biškį pakentėsiu, kaip tu sakai, praeis, gal pakentėsiu, gal dabar taip pabandysiu, ten pažiūrėsiu pro langą, padainuosiu, nueisiu filmą, užsimaskuosiu, užvalgysiu, užkimšiu kažkaip, neužsipirksiu, bet nieko nebus. Žinokit, kad tos savybės, kurias pastebite kaip liūdėsi, kaip sielvartą, kaip skausmą, baimę, kaltę, jos visada bus šalia. Visada. Ir kaip tu sakai, žinai, mes ieškom, kaip tą skausmą numalšinti. Ir paskui, žinai, griebėmės irgi tų dalykų, kaip tu sakai, valgymo, to emocinio, alkoholio, kokio, žinai, ten narkotikų, nes mums skauda, arba vaikai, žinai, irgi galvo, kodėl pjaustosi. Sako, jie tai bando numalšinti vidinį skausmą. Tai gal geriau tą skausmą numalšinti kažkokiam metodikom, negu kažkokiais ten, kitokiais dalykais, kitokiais būdais. Taip, tikrai taip, labai sutinku. Tai labai patinka man tavo tas metodas, patinka demartinis, kažkaip netgi labai įdomiai klausausi iš tikrųjų. Kažkada mačiau tave Facebook'e apie jį kalbant ir kažkaip dar tokia mintis užėjo, kaip įdomu, apie ką tai yra. Tai labai labai buvo smagu tavęs klausyti, labai įdomu, žinok. Ačiū. Man, kadangi vis tiek aš turbūt praėjau, žinai, pati pro save ir tą metodiką per save perleidau. Ir sakau, ir matyti pradėjau ir tos visatos dėsnius, ir savo vertybės, kurios yra, žinai, kaip jos veikia, žinai, kaip mane skatina kažkokius tai žingsnius daryti, o kur kaip tik atitolina, žinai, mane ir aš nenoriu to daryti, nes tai ne man nevertinga. Ir emociniai kažkokie, tai iš tikrųjų ir baimę turėjau, ir sielvartą turėjau, ir kalčių įvairiausių turėjau. Tai tvarkaisi po truputį, žingsnis po žingsnio ir aš galiu pasidžiaugti, žinai, savim, kad iš tikrųjų, aš turbūt, Inga, nebūčiau galėjęs kalbėti su tavim prieš kokius gal 1 metų, žinai, ten prieš 3 metus, prieš 5 ar 10, tai turbūt niekada net nebūčiau pagalvojęs, kad aš galiu atkalbėti žmonėm. Tai galim tą pasiekti. Tikrai taip, daug ką galim, iš tikrųjų, mūsų smegenys, tik tai turbūt protas ribotas yra, kaip mes galvojam apie tai, bet kai pradedi bandyti to, ką nežino tavo protas, kaip bus iš tikrųjų, tai tai žinokit, atradimų yra begalės, tikrai begalės. Taip. Ir nereikia jo laukti, žinai, kad ten pasikeis, ten, žinai, kaip irgi sako, žinai, laikas užgydys. Bet kiek dirbau su žmonėmis, žinai, mes grįžtam į tą momentą ir niekas neužgydė, nors 20 metų praėjo, 30 metų praėjo. Tas skausmas vis tiek yra, tik tai galbūt jisai užslėptas yra, žinai, paslėptas, bet jisai lieka. Taip, tikrai, čia kaip užsikloti, žinai, sakau, kokia
antklodė, bet kartais nuo karto tu nori atsikloti ir vėl viskas ten skauda ir vėl greitai užsikloji, žinai, ir vėl biški nori atsikloti. Taip, kad taip tikiu, vis tiek tą emocinę sveikatą savo rūpintis reikia kaip ir savo fizinių kūnų. Kaip mes valom dantis, kaip mes valom kojas, rankas ar ten kūną prausim. Taip ir reikia savo vidų valyti, tvarkyti. Nes iš tikrųjų ypatingai, kuo mes tampam vyresni, pavyzdžiui, jau turbūt nuo 50 metų, visa tai išryškėja dar 3 kartus greičiau, sunkiau ir tada gaunasi, kad kažkoks yra grįžtamoji galia, žinai, nuo tų 50 metų, kai būni vaikas, ten patiri labai daug ir nuo 50 metų toks įspūdis, kad tu labai greitai vėl pradedi grįžti atgal ten ir tau viskas išsikelia kažkaip automatiškai. Tai kuo mes greičiau tai padarysim, rūpinsime savo iš tikrųjų tą emocinę sveikatą, tai būsim patys savo geri ir vaikams būsim geri ir tie mūsų vaikai bus kokie tada džiaugsme gyvens. O dabar iš tikrųjų, pasižiūri šalies, tai reikia mums padirbėti, reikia mums iš tikrųjų valytis, tvarkytis. Vien dėl savo kartų, tai yra dėl vaikų. Taip. Aš tai, žinai, sakau, sugebėti pamatyti tą balansą kiekvienoje situacijoje, žinai. Tai labai noriu palinkėti, kas beivyktų, ar tai teigiamas ar neigiamas dalykas, visada paieškokit antros pusės. Tikrai jinai yra, žinokit, kiek bandžiau, kiek ieškojau, tikrai mes visada ją radom. Tai tikrai ji yra. Tai, o jei nerasit, kreipkitės. Taip, tikrai galit parašyti Linai ir jinai jums padės ir vertybės išsigryninti, ir emocinę sveikatą susitvarkyti, jeigu bus poreikis. Tai ką, ačiū tau, Lina, labai, kad šiandieną buvai. Labai įdomiai laiką praleidau, žinok, tikiuosi visi, kas žiūrės, irgi patiks jiems ir lauksim jų atliepimų, rašykit iš tikrųjų, jeigu kažką norit sužinoti daugiau. Galit klausimų, tikrai taip, labai svarbus atgalinis ryšys, nes mes taip irgi augame, mes taip stiprėjame ir žinosime, kas jums labai rūpi, kuom jūs domitės, ką prisiminėte iš šitos laidos ir kas jums įdomu. Taigi ką, šiandieną atsisveikinam su visais. Ačiū dar kartą, Lina, kad buvai. Ir ką, iki kitų kartų. Iki. Viso.